Kas yra priėmimo skyriui girdėję tokią klausimą, ar čia teiginį, kad jau belekiek laiko laukia žmogus, ką iš čia laukia dabar? Jo, yra šitas momentas. Tai čia toks, kaip čia, bonus toks pranešimas gavosi, reiškia, kažkaip pagalvojom, kad seniai kalbėjom apie mūsų pacientų atsiliepimus, mūsų skyriuje ten tokių, sakyčiau, bandymų būta, reiškia, pradėjom nuo skyrių susirinkimų reguliarių, per kuriuos tam tikrą tokį ataskaitą pateikdavom, ką tie pacientai sako. Po to kažkaip tas nutrūko, tas labiau pasiliko mūsų, reiškia, tokioj stebėsenoj. Dalį tų, sakykime, atsiliepimų aš perduodu, reiškia, kam tikslingai yra jos perduoti. Bet kol kas ta informacija pakankamai tokia yra, kaip čia, uždaryta mūsuose. Tai šiandien tiesiog norėjom pasidalinti apie tai. Biškutį papasakosiu, ką mes ten matom tuose pranešimuose. Truputėlį pakalbėsime apie tokią vieną įdomią labai koncepciją, kur turbūt vertinant tuos atsiliepimus reikia suvokti, prasme, iš tikrųjų apie ką ten yra ta tikroji kalba. Tai pradėsiu truputėlį nuo tokio update'o, gal ne visi, aišku, čia ir žino, kad mes priėmimo skyriuje, faktiškai metų pradžioje, tai buvo sausio-vasario mėnesis, ir pradėjom, reiškia, nuo to, kad susikūrėm savo feedbacko, grįžtamo ryšio anketą, kur yra skaitmenizuota ir iškabinėjom visam priėmimo skyriui lapus su QR kodais, kur tiesiog nufotkinus, nuskenavus su telefonu, galima palikti atsiliepimą. Tai tenais yra vertinami gydytojai, slaugytojai padėjėjai, 5-balėje sistemoje, bendra patirtis priėmime, kaip tenkino laukimo laikas ir galima palikti komentarą. Tai balai yra viena, kartu su komentarais mes pakankamai jau gerai suprantam, ką turėjo žmogus omenyje, vertindamas vienaip arba kitaip. Aš komentarų čia nedėjau, nekalbėsim apie tai, bet kalbėsim apie tos balus. Tai ką mes matom? Labai norėjau pasidalinti, kad tai yra langas, kurį mes stebim. Labai atrodo high-end dalykas. Tai čia yra visų anketų apibendrinta tokia informacija, ką mes stebim. Tai bendra patirtis priėmime beveik 3, laukimo laikas 2,4. Matome iš tos kreivės, tai yra bendros patirties įvertinimo kreivė šiais metais, reiškia pagal kiekvieną mėnesį, tai matom, kad kažkaip čia suspindėjom balandžio mėnesį, kažkaip labai nusmukom rugpjūtį. Rugpjūtis yra susijęs su tuo, kad grįžo viena gydytoja, kuri daugiausia ambulatorijoje dirba vienam kabinete po atostogų. Tai iš karto pamatėme rezultatus ir atsiliepimų anketose. O Liepą matyt, nebuvo atostogose. Tai žodžiu, tokie tie rezultatai. Truputėlį noriu irgi, gal nežinau, paerzinti, pažaisti. Yra dar 2 lentelės. Viena lentelė yra ambulatorijos atsiliepimai, kita lentelė yra salės atsiliepimai. Aš jau gal biškį išdaviau. Tai tiesiog paspėliokit, kuri lentelė iš šitų yra ambulatorijos. Bendra. Taip. Kaip matote, ambulatorijos ir salės vertinimai iš tikrųjų skiriasi. Ir galim truputėlį pasigilinti. Tai ambulatorijoje, reiškia, bendros patirties vertinimas 1 balu, net 48%, salėje 15%. Laukimo laikas 1 balas ambulatorijoje yra 69%, o salėje 34%. Tai pakankamai didelė atskirtis. Taip pat yra įdomu, kad mes tokį palikę esam, kas pildo anketą. Pacientas ar paciento artimasis, nes tai yra iš esmės skirtingos patirtis mūsų skyriuje. Tai pacientų artimieji vertina prasčiau mus negu pacientai. Čianais yra bendra lentelė pagal mėnesius iš tų pacientų ir pacientų artimų atsiliepimų. Ir jeigu taip žiūrėtumėm nuo apačios į viršų, nuo vasario link lapkričio, tai laukimo vertinimas toks kaip ir žemėjantis. Yra kita lentelė. Tai yra objektyviai, iš tikrųjų, kiek pacientai praleidžia laiko mūsų skyriuje, tai čia dabar nuo viršaus į apačią. Tai jeigu matote, tai laikas yra trumpėjantis.
Tai kaip čia yra? Kaip čia taip gaunasi? Ir jeigu mes tos sujungtumėm duomenys į bendrą lentelę, tai ta punktyrinė linija yra laukimo laikas objektyviai, kad jisai trumpėja. Pacientai pas mus praleidžia trumpiau šiais metais, mes tą laiką trumpinam. Tai čia labai geras rodiklis. Bet atsiliepimai pacientų ir pacientų artimųjų atvirkščiai blogėja apie tą laukimo laiką. Tai kas čia yra? Nes jie rašo, kad jiems nepatinka laukti ilgai. Ne dėl to, kad per greit čia mane apžiūrėjo. ne, jiems laukti patinka ilgai. Tai kas čia yra? Kaip čia dabar taip? Subjektyvus laikas. Kai nežinai, labai viskas išsitęsia, psichologiniai dalykai. Taip. Yra būtent labai toks įdomus dalykas kaip realus ir tas suvoktas subjektyvus laikas. Tai visiems turbūt yra tekę kažkur palaukti. Ir tas laukimas, jisai kitokį tą laiko pojūtį sukuria. Tai labai paprastai paaiškinama. Tai yra tiesiog mūsų biologija, mūsų fiziologija ir stresinė aplinkoje, kai yra baimė, nežinomybė, kažkoks įsitempimas, pradeda mūsų smegenys filmuoti viską, kaip ten, tie hercai būna, televizorių visokie, ten 120, 240 Hz per sekundę, reiškia, labai daug filmuoja, daug informacijos iš karto gaudo, o kai žmogus yra atsipalaidavęs, čilina, 60 Hz. Reiškia, tas kažkaip, reiškia, greitai prabėga laikas. Šiaip, žinot, būna pabudėjimo, aš, pavyzdžiui, grįžtu, kaip čia greitai tas budėjimas praėjo, tai reiškia, atsipalaidavęs buvau, nebuvo daug streso. Bet tiem žmonėm, kurie atvyksta pas mūsų ir toks susitempimas ir to daug labai filmavo, visas tas laikas jisai įsitempia. Tikrai yra nemažai mokslo padaryta šitą temą. Ir kartais tai netgi skirtumas tarp realaus ir to suvokto laiko jisai gali netgi būti dvigubai, vos beveik dvigubai, reiškia, skirtis. Kaip galvojat, kas trumpina tą suvoktą subjektyvų laiką? Informacija. Kažkoks dėmesys, ar ne? Vis tiek, kažkur esam laukia, ne? Kaip galvoja, trumpina ar ilgina ten sėdėjimas ant nepatogaus suoliuko tą laiką? Jo. Arba, pavyzdžiui, trumpina ar ilgina tą suvoktą laiką, jeigu skauda man labai. Ne? Ir tokie dalykai. Tai nemažai to mokslo yra padaryta šitą tematiką. Atrinkau gal tokių keletą, mokslinių straipsnių būtent apie tai, ar turbūt tokių keletą ašių. Tai vienareikšmiškai tas žinojimas, lūkesčių toks kažkoks adekvatus turėjimas priėmimo skyriuje, kaip pavyzdžiui yra kažkokie informaciniai langai, kur aš galiu sekti, reiškia, kiek man čia užtruks dar iki triažo, iki gydytojo apžiūros, kas čia dabar su tais mano laboratoriniais tyrimais vyksta. Netgi tokie dalykai, kur mes esame eksperimentavę, prognozuojam pacientų skaičių sekančią valandą, tai gali būti ir prognozuojamas laukimo laikas priėmimo skyriuje pagal kažkokį duomenų turimą kiekį. Tie dalykai gali būti ne tik mūsų skyriuje matomi, galbūt netgi ir nuotoliu, prieš atvykstant į skyrių. Tai žodžiu, mokslas rodo, kad tai padeda. Vėlgi kažkokia aiški sistema, kai žmogus juda skyriuje. Kaip jisai juda? Kas čia atėjus dabar vyksta? Tai ne tik, reiškia, tas toks eilių stumdymas, bet turi būti suprantama, kas čia ta eilė, kaip čia juda. O ne pasiėmus papiriuką, nieko nesuprasti. O tas irgi kelia stresą. Ar ne atvirkščiai? Apskritai judėjimas. Reiškia, kažkoks etapas po etapo. Reiškia, jeigu mes tas 2 valandas ten kažkokias kraujo tyrimo atsakymų ir ten išleidimo suskaldom tam tikrus etapus, tai jau yra kažkoks vyksmas, judėjimas į priekį. Man labai patinka Dainų poliklinikoje, kai ateini ir yra atskiri kabinetai. Kardiogramos kabinetas, akių patikros kabinetas, pavyzdžiui, darbo knygelę tvarkantis. Ir nors bendrai aš praleidžiu kaip SPS laiko, bet vaikštant per tuos kabinetus, man taip neprailgsta laikas, nes aš pastoju kažkur judu, nes mano laiko intervalai, reiškia, labai sutrumpėja. Tai vienas iš tokių įdomesnių mokslinių tyrimų rodo, kad kantri žmogus gali laukti iki valandos. Kaip politrauma, auksinė valanda. Na ir yra, aišku, tokie dar įdomesni dalykai, kurie gal šiek tiek tolėliau nuo tos vadybos ir medicinos, gal tai jau daugiau
pritaikoma gal iš kitų sferų, bet tai yra pritaikoma. Tai yra ta pati logika, waiting room, tas pats laukimo kambarys. Tai yra ir muzika, ir aplinka, ir kažkokios vizualinės distrakcijos. Yra nemažai tyrimų apie tą biophilic, reiškia, kur gamtos, reiškia, kažkokie vaizdiniai, akvariumas, reiškia, tokie dalykai, jie gerina patirtį, trumpina tą suvoktą laukimo laiką, o kas automatiškai duoda, nes kaip mes matom, tai labai stipriai koreliuoja su bendra patirtimi, reiškia, priėmimo skyriuje. Tai suma sumarum gaunasi toks labai įdomus momentas. Reiškia, kad mes tengiamės, dirbam, laikus trumpinam, plušam, ale jie kažkaip nevertina to. Dėl to, kad iš principo mes gaudami iš jų grįžtamą į ryšį, žiūrime kitus dalykus. Mes objektyviai matome, turbūt iš medicininės pusės, kad jo, trumpesnis laikas pacientui yra gerai. Mes neužsikišam, skubios būklės greičiau yra, aiškiai, diagnozuojamos, sutvarkomos ir taip toliau. Tai yra gerai objektyviai iš medicininės pusės. Bet iš paciento pusės, galima vadinti klientais juos? Nežinau. Taip, galima tikrus klientais vadinti pacientus. Tai jie vertina visai kitaip. Jie vertina tai, kaip jie suvokia tą laukimo laiką. Ir ta patirtis, kuri šiandien yra, mes įsivaizduokim, ar ne, patys atsisėdę toje ambulatorijoje už durų. Reikia kantrybės. Tai, žodžiu, šią akimirką tikrai galim, turėdami tiek daug duomenų apie būtent savo skyrių, turėdami turbūt tą ir mokslinį kontekstą, pakankamai objektyviai vertinti, kur yra šiandien mūsų problemos pacientų, reiškia, vertinime, atsiliepimuose, bendroje patirtyje, kas tikrai eskaluojasi per priėmimo skyrių ne tik mūsų skyriaus ribose, bet ir bendrai požiūrį į mūsų ligoninę ir į mūsų, kartais, taip žinot, netgi kitokių asmeniškumų kaip specialistus. Jie nemoka įvertinti, ar mes ten gerai tą mediciną užsiemam dažniausiai, bet jie ką moka įvertinti, tai būtent tai, kaip jie jautėsi pas mus atvykę. Šiaip bet kokį renginį organizuojant. Jie išsineša jausmą. Tai nieko gal aš čia labai per daug ir nepasakysiu, bet tai viena turbūt iš tų tokių sričių, kur matome tikrai didžiulį fokusą ir poreikį turbūt ateinančių laiko tarpų kitais metais pagerinti tą paciento patirtį. Kadangi turim daug duomenų, tai kiekviena intervencija mes galime labai gerai monitoruoti. Ir beje, labai džiaugiamės, kad iš tikrųjų pacientai ir artimieji pildo tas anketas. Atrodo, nei kažkokios dalies reklamos buvo, nei ten, žinot, videkus kažkokius sukam, kad čia pildykit, bet jie pildo, randa, pildo ir reiškia, kažkas gerai vyksta, nes esu kažkokių panašių dalykų daręs klinikose, tai duomenų nesurinkau. Nieko nežiūrė, jie ten nepildė. Tai kol kas tiek. Ačiū.